Sveiki visi. Rinkimuose šiuo metu, sakyčiau, vyrauja tokia vakumo tendencija tiek iš masinių informacinių priemonių, tiek iš, sakykime, pompastikose su rinkėjais. Matomai, valdžia labai bijo jau net savo šešėlio, savo rinkėjams pažiūrėti veidus. Ir pasigirsta tik tai, sakyčiau, tokie, ko gero panašu, kad tai yra konservatorių viešinama informacija apie oponentus, parodydamas jų pilkas schemas, kada grobstomi pinigai iš valstybės, bet visi supranta, kad tose schemose taip pat konservatoriai dalyvavo. Žmonių abejingumui galėčiau pasakyti, kad norit, nenorit, jums teks sudalyvauti čia, nes valdžią reikia rinkti taip kaip daktarą arba kaip advokatą gerą, nes jeigu rinksi tuos pačius, jūsų likimas bus aiškus, kad gausit vėl 4 metus su turto konfiskacija. Toliau, dar sakyčiau, kas įdomu per masinės informacinės priemonės, papildoma rinkiminė informacija iš Jungtinių valstijų su prezidento rinkimais. Ko gero tą vakuumą ir užpildo, kokia nauda Lietuvai bus, kaip išrinks prezidentą Amerikoje. Na, mūsų oficiali valdžia labai norėtų, kad tai būtų Clinton. Bet galėčiau pasakyti, sakykime, Lietuva įdomi tokia valstybė yra, turi tokią sakralinę vietą, kaip laidojant kitų šalių lyderių atitinkamus organus, kaip Pilsudskio širdis yra palaidota Vilniui. Tai daugelis mūsų, ko gero, patriotų norėtų, ko gero, palaidoti Obamos arba Clinton smegenys Lietuvoje. Tik šioje situacijoje gaunasi tokia aplinkybė įdomi, kad Pilsudskis tai laikų numirė ir nepamatė savo politikos kracho. Šitie du veikėjai, kaip Clinton ir Obama, tikrai pamatys savo politikos krachą, o mums, ko gero, reikėtų suprasti tokią pamoką, kad reikėtų patiems gyventi ir savo širdim, ta prasme, gyventi su savo širdim ir mąstyti su savo smegenim.